Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Garbė Jėzui Kristui, šiandieną šeštadienis, gruodžio 7 diena. Mes tęsėme savo adventinį pasivaikščiojimą su broliu Astijumi ir ne tik. Prie mūsų prisijungė jaunasis režisierius Dominikas. Prašom, Dominikai, tark žodį. Šabo Evangelija. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas įvairias ligas bei negalias. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negalias. Tuos mokinius Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: lankykite pražuvusias Izraelio namų avis, eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusiuosius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Taip kažkaip tai neatsigaunu. Išgėriau tokio gaivinančio vandens. Iš tikrųjų, tik Jėzus toks gali būti ir vėlgi šiandieną mus moko atjautos, ar ne, kad mes nepraeitume pro šalį, kad pamatytume tos žmonės, kurie tiesiog šaukiasi mūsų pagalbos, kurie tiesia rankas ir mes tokie esame, ir kažkaip tai lyg ir neišgirstame. Jėzus vėl gailisi žmonių, jie suvargę ir pažiūrėkite, kiek suvargusių žmonių yra ligoninėse. Mes šiandien važiavome iš ryto, tai mašinų stovėjimo aikštelė pilna, prigrūsta, ten nėra vietos, kur pastatyti. Žmonės suvargę ligoninėse, ar ne? Aš jau nenoriu kalbėti apie sveikatos politiką. Žmonės suvargę, tiesiog vaikai suvargę mokyklose. Tikrai, žmonės, moteris, vyrai suvargę kalėjimuose. Žmonės suvargę savo egzistencinėje būtyje, jie žudosi, vartoja narkotikus, alkoholį. Ištieskime rankas, mes turime, kažkaip tai, jeigu atsiras daugiau atjautos, empatijos tau, situacija tikrai pasikeis, bet mes gyvename savo, lyg kito nebūtų. Ir čia didžiausia problema. Ir Jėzus sako: ei, chebra, pjūtis didelė, darbininkų maža. Ir aš taip kažkaip, kai tu skaitai, tai prisiminiau savo metus kunigų seminarijoje, kad ne tas sakinys yra pasakytas tik tai mums, klerikams, reiškia, kad tik tai kunigai, Jėzus nori, kad kunigai ateitų tą didžiąją pjūtį. Ir čia didžiulė klaida mentalinė, nes toje pjūtyje turime dalyvauti visi, kiekvienas pakrikštas žmogus, jis jau dalyvauja, jis yra gaunantis visas malonės, kad galėtų lankyti visas tas pražuvusias Izraelio, tarkime, namų avis, Klaipėdos namų aveles. Mes turime lankyti ir aš džiaugiuosi, kad su broliu jau išėjome ir vaikštame čia kol kas gatvėse, bet ateis ta diena, kada su broliu Astijumi vėl eisime ir sakysime: atverkite duris, įeisime tos butus, susitiksime su žmonėmis dar šį adventą, ar ne? Mes dar čia tai pirmoji savaitė ir mes turime kur nueiti ir su kuo Dievo žodžiu pasidalinti. Jo paskutinė
pirmojo Advento savaitės diena, Šabo diena ir Šabo Evangelija yra skirta, tikrai taip gavosi tokioj vietoj, gatvės pavadinimas - Bažnyčių gatvė. Evangelija skirta bažnyčioms. Ir mes norime pasakyti, kokiai bažnyčiai be priklausytume. Kita gatvė kampe yra Pasiuntinių gatvė. Jėzus siunčia bažnyčias, taip kaip ir šios dienos Evangelijoje. Jis ėjo per miestus, miestų gatvėmis ir skelbė karalystės gerąją naujieną. Taigi, baigdami šią pirmąją savaitę, kažkaip viduje linkiu visom bažnyčiom, iš visų savo gatvių, išeikime ir būkime Kristaus pasiuntiniais. Pasauliui pasakykime, kad yra gyvenimas, kad yra viena naujiena, gera naujiena, nes ta naujiena ateina iš dangaus. Jo ateimas, Dievo žodžio įsikūnijimas. Tai yra pati geriausia naujiena. Ir du klausimai dabar jums, kurie mūsų klausotės. Ar mes, ar jūs pastebite žmonės gyvenančius lyg avis be piemens? Ir antras klausimas, ar esame pasiruošę dalyvauti toje pjūtyje? Būkite palaiminti. Palaimintus šeštadienį su Dievu. Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Jeigu šis pokalbis praturtino jūsų mintis ir sielą, prisidėkite prie mūsų kelionės. Sekite mus, spauskite patinka, komentuokite, dalinkite su artimaisiais, kad kartu kurtume vilties bendruomenę.